Netikrinami asmens dokumentai su rinkėjų pažymėjimais, duodami rinkėjų balsai. Akivaizdžiai matomi, kad asmens dokumentai šitas pilietis palieka balsavimą žmonai ir jis pats tik tais aiškina, ką turi užbrukyti. Nu, tai ten esam, bet štai šitą moteris... Mano reikalas, aš kažką balsai. Ne, asmeniškai, čia negalima. Bilietėlį, jeigu įmės. Pasižiūrėk, kiek dabar bilietėlį to mane. Štai neša bilietėlį ne vieną, neša ne vieną bilietėlį, neša už vyrą ir už save, tai yra grubus pažeidimas, vat matot, kaip bilietėlį neša. Pirmininkė pranešusi, na, apie tą atvejį skaitu, kad nieko. Štai mes akivaizdžiai matom, kad biuleteniai yra ne už vieną asmenį, dedami už du asmenis. Perspėta pirmininkė jokių priemonių nesiima, skaito, kad stebėtojai turi sustabdyti arba. Tai žiūrėkit, akivaizdžiai matosi, kad ne už vieną, biuletenis meta už du asmenis. Tai kaip jūs į tokį atvejį dabar žiūrite? Viskas yra kalboje. Mes turim sustabdyti ir iškviesti policiją. Pirmininkė nereaguoja į tą atvejį. Kaip tai yra grubus pažeidimas, už du žmonės, tas žmogus pabėgęs ten su kažkokiais. Nu, tai. Ne, mes turim patikrinti, mes turim teisę patikrinti. Aš tai šitą moteris. Bet akivaizdžiai matom, kad už du žmonės balsuoja. Jūs pasakykit jiems, tai jūs jam ir sakykite. Tam jūs stebėtų ir esate. Mes pirmiausia, pirmininkį sakom, jūs tokių priemonių jūs turite sustabdyti ir iškviesti policiją. Nu jau klausykite. Taip. Eikit. Jokių priemonių nebuvo imtasi, buvo perspėta, pirmininkė skaita, kad mes turim užsiimti šitais dalykais. Vyriausia rinkiminė komisija. Bilietėje balsavo susitarė už du. Šitą. Ir šitą mašiną pastovi kažką atveža. Ir vis naujus žmonės atveža. Ir pasikeičia vairuotojai. Šitas pilietis išvažiuojantis sumetė už du biuletenius. Asmens dokumentai netikrinami. Girdus, kad aš filmuoju, tada buvo paprašyta. Ką? Moteryka nenusėdo dar? Taip.
atrinkti vienmandatininkai, krūvose labai daug sumaišyta pavardžių. Tai priimami bus tie protokolai ar ne? Jūs ne manęs klauskit, aš tik tai Nežinau, sakau. tai blaškosi iš vieno galo į kitą. Kas jūs čia ir vėl jūs mus filmuojate? Taigi čia yra jau protokolai Ar jūs surašyti. protestus priimat ar ne? Ne, Jūs Ne. nepriimat. aš nepriimu protestų. Supratau. Už tai, kad yra, prašau, kiek yra ir komisijos narių, ir suprantate, ir stebėtojų, kurie žino, kad nieko čia nebuvo. O kad jums vienam čia atrodo blogai, tai čia žinote. Aš už save ir sakau, už save. Aš nepriimu jokių protestų. Tai darbo pabaiga. Paveiksluoju, kas atiduodama komisijai. Ar jūs sutiko pirmininkė ir visi kiti, kad paveiksluotų? Jūs protokolus turėjo tik tai paveiksluoti, viskas. Protokolai, maišai, viskas yra paveiksluojama. Dabar protokolus va šitos protestus nepriima, tai viskas. Tada skirstykimės, daro duris ir važiuojame visi namo. Kvieskit policiją, tegu pažiūri, ką jūs nupaveikslavą, aš noriu pažiūrėti. Kvieskit, Kvieskit, kvieskit. Aš, pavyzdžiui, nesuinteresuota, kad jūs mane paveiksluotumėte. Aš baiginėju darbą kaip ir visi. Jeigu jūs norit jo neužbaigti, čia jūsų problema. Konfliktiškas žmogus, nu tai ką čia reikia kalbėti? Kur bebūtų, kas bebūtų, nes tai kas čia Kaip jūs dieną neiškėlėte, mes visą žinom, dieną kad Nėra, pažįstama. šitas neatsako. Vienas vienas du, reikia su jumis tada. Aš čia baisu jau darosi, jis planuoja, kad aš žinau. Jau dieną reikia skėti. žmonės, kurie dirbo visą dieną, Jie galima kaištis. ir negėda visą dieną, Jokios teisės neturit. Jūs čia dabar, jūs atimat teisę žmonėm. Praktiškai mes norim išeiti. Aš esu stebėtojas, kada noriu, turiu išeiti. Jūs neišleidžiat. Jums reikia išeiti. Taip, taip. Jeigu darbas baigtas, taip mes turim išeiti. Aktų nerašat, nepaimat, ką mes įforminę esam. O kaip suprasti žodį mes? Ne, nu tai praktiškai aš esu nepririšas, aš turiu teisę išeiti, kad darbas Ko baigėsi. tas reiškia žodį mes? Nu, mes. Ir kiti, visi va tą, ką trukdom. Ar jūs dar norit būti? Ar jūs norit būti? Šitą Jūs? balsavo, gražiai balsavo, komisija dirbo gerai, stebėtojai irgi visi dirbo gerai, tik jūs vienas išskirtinis. Ir žiūrėkit, balsai visi, suskaičiavo balsus, niekas nenusipirko. A kas apie tai kalba? A kas apie tai kalba? Nu kaip jūs neduoda dirbti, va ir žmonės traumuojate. Kaip šitaip moteris dirba savo darbą, komisijos pirmininko, žiūrėkit, kaip jam viskas reikėjo. Dirbti čia reikėjo. Mes tai ką atsisėdė tik žiūrim ir stebim ir tai mums darbas stebėti, kaip tie balsuoja žmonės. Ir sąžiningai visi balsavo. Jėjo žmonės taip gražiai, džiaugiamės, kad žmonės eina, susiprato, kad jiem reikia balsuoti, o ne tokias va aferas daryti ir kelti triukšmus ir traumuoti žmonės. Ir mus, ir stebėtojus, ir komisiją, jūs visą dieną traumavo. O kas čia ką traumuoja? Nu kaip netraumavo? Nu kaip Ar jūs kalbat ar aš? Visi neteisūs, tik jūs vienas teisus. Pagalvokit biškutė. Man labai patiko, va, žmogus stebėjo, eina, žiūri, bet konfliktų nedarė. Šitokių dalykų nedarė, matė, kad teisingai. Kitas žmogus irgi, aš, va, ponė atvažiavo irgi, stebėsi, kaip jūs šitai traumuojat visą komisiją. Galit jūs rašyti, kiek jūs norit, man vienas ir tas pats. Aš labai gerai jūs žinau ir jūsų autobiografiją visą žinau. Klausykite, visą laiką, 20 metų, visi be išimties stebėtojai buvo puikus, jie pagalbininkai buvo, neždavo, išneždavo man viską. O čia dabar viešpatė aukščiausias, aš kaip tėvas su močios papjovusi būsiu.
Čia yra tokia kaltė, mano, kad aš žinai, nu kaip čia aš, ar aš jau sulaikyta, ar aš dar turiu kokias... Mes galime jau baigti darbą ir išvažiuoti. Ne. Mes laukiam policijos, nes to nori komisijos Jūs nariai. laisvę atimat mums? Ne. Turi teisę tokią? Suvaržot laisvę? Jūs turit laisvę? Jūs galite tai daryti? Komisijos nariai nori pažiūrėti, Nariai tegu žiūri, bet mes stebėtojai, aš asmeniškai noriu važiuoti namo. stebėtojai nenori. A kiti stebėtojai, aš nežinau, jie atsako už save. Žodžiu vartot mes. Mes. Atsirado vienas, vaikšto ir paveiksluoja. Mes. Taip, aš noriu važiuoti namo, darbas baigtas. Jeigu senai reikėjo išvažiuoti, būtum netrūkdėsi, nes visi senai būtume Mes namo. norim pažiūrėti, ką nupaveikslavot. Komisija kaip viena stebėtoja nenori, kad jūs išeitumėte. Iškvieskit vėl tą komisiją, jeigu važiuojate, jeigu jam čia viską išaiškina, prašviesina tą protelį. Užtenka mums čia kentėti, tikrai visą dieną kai ką. Nu, nežinau, pirmas kartas čia, daugiau niekada neįsitikė. O policija ten yra?